Sveiki, jeigu kas žiūrit, priminsiu, ką čia veikiam, tai bandau pasiekti 1700 ELO reitingą šachmatuose ir nieko nelaukdami važiuojam. Žaidžiam mes greituosius šachmatus po 10 minučių ir pradedam. Šiandien gerai, pradedam nuo juodų, pabandysim su sicilietiška gynyba. Ką mes turim? Mes turim iš Pietų Korėjos varžovą. Bandom žaisti, jisai išvedė mum arkliuką. Ir žiūrim, kaip vystysis viskas toliau. Tai vat. O ką aš galiu dar pasakyti? Galiu pasakyti, kad šiek tiek pasidomėjau šachmatų istoriją. Tai šachmatai atsirado maždaug prieš 1500 metų Indijoje. Tačiau šachmatai nebuvo visiškai tokie, kaip mes dabar pripratę juos matyti. Jie buvo šiek tiek kitokie. Ir paskui jie pasiekė Persijos imperiją ir tenai gavo dabartinį pavadinimą šachmat, ką reiškia karalius bejėgis beros, jei aš neklystu. Vat. Ir tada iš persų per arabų kraštus jie atkeliavo į Europą. Pirmiausia pasiekė Siciliją, Italijoje, dabartinėje Italijoje. Ir tenai šachmatai labai įsigalėjo, ypač viduramžiais. Pasidarė labai populiarūs ir atsirado nemažai pakeitimų taisyklėse, tokiuose, kad padarė, pavyzdžiui, valdovę karalienę pačią galingiausią figūrą, nors anksčiau jinai būdavo vos ne pati silpniausia. Ir Rikis įgavo galimybę šuoliuoti po visą šachmatų lentą, tai šachmatai patapo daug greitesni, tokie daug greitesnis žaidimas nei buvo anksčiau. Taip pat, aišku, visi šitie šiuolaikiniai pavadinimai figūrų, kurios mes pripratę irgi atsirado Europoje, neveltui čia mes matome visokius kryžiukus ir taip toliau, nors tai nieko nėra bendra su Indija. Vat, ir Europoje dar buvo padarytos keli įdomus dalykai, tai rokiruoti buvo įprasta, ko anksčiau nebūdavo, ir šachmatų lenta tapo spalvota tokia, kokią mes ją dabar įpratę matyti, balta, juoda, kvadratai, nes anksčiau būdavo tiesiog vienspalviai tokie kvadratai, kiek aš suprantu. Gerai, bet mes grįžtam prie mūsų žaidimo, mes padarėm visus standartinius judesius iš pat pradžių, nelabai čia ką reikėjo galvoti. Praktiškai visos figūros tiek pas mane, tiek pas mano priešininkai yra išvestos ir mes žaidžiam toliau. Ką aš turiu atkreipti dėmesį, kad mano šitas bokštas yra pakankamai toksai pažeidžiamas, nes jisai su karalienė stovi čia ir jeigu čia kartais aš nebetekčiau su savo pėstininku, kurie užstoja mano bokštą, jisai galėtų labai lengvai jį paimti, tai turiu į tai atkreipti dėmesį. Gerai, o jisai labai pradėjom daug galvoti. Gerai. Mes apsikeičiam. Čia viskas kol kas tvarkoja, jisai turėtų pasitraukti su savo Rikiu. Ta jisai ir daro. O ką mes nieko nelaukdami galim daryti, mes galim išvesti savo Rikį į žaidimą. Mes ruošiam tokius mažyčius pastukus, tarkim, jeigu aš čia apginsiu Rikį, nes jis dabar nėra apgintas. Gerai, jisai iš karto paėjo su karalienė ir žiūrim, ką jisai ruošia. Jisai turbūt galvoja čia išvesti savo Rikį ir tikisi, kad aš jį iš karto atmušiu ir jisai tada ateis čia su karalienė ir gadins man gyvenimą. Gerai, tiksliau nieko gero, ką aš galiu tai padaryti. Gal aš apsisaugosiu nuo to, aš nelabai noriu, kad jisai ten keliautų, tai aš pajudu čia su savo pėstininku. Žiūrim, kas bus toliau ir ką jisai primastys. Mes kol kas, ar turim kažkokias puolimo galimybės, reikia pasižiūrėti, pagalvoti. Na taip, šitas dabar mano Rikis. Supratau, jisai čia bando išprovokuoti, kad aš pajudėčiau su arkliu ir tada jis nuims mano karalienę. Mes apginam savo arklį. Ir tiek. Ir laukiam, kas bus toliau. Taip.
Mhm. Įdomu tai, kad žiūrėjau statistiką. Aha, gerai. Kol kas jisai užpuolė 2 kartus mano arklį. Ką aš galiu į tai padaryti? Aš galiu tiesiog paeiti čia su karaliene, nes man šiek tiek nekomfortiška. Jeigu jis sugalvotų pulti mano arklį, aš tiesiog atgal su bokštu nukirščiau jo rikį. Taip, o ką aš ten šnekėjau prieš tai? O, labai geras ėjimas, bet aš turiu apsisaugojimą. Aš galiu arba su arkliu apsiginti, arba geriausia gintis su arkliu, iš tiesų, aš jau matau. Šiaip gerai žaidžia žmogus, reikia pasakyti. Reikia pasakyti ir pagirti. Taip, o ką aš šnekėjau? Kad žiūrėjau statistiką ir pamačiau, kad visgi su baltais žaidžiantis žmonės laimi vos daugiau negu žaidžiantis su juodais. Aišku, kaip ir logiška viskas, nes balti pirmieji pradeda eiti, tai jie tokį turi mažyti pranašumą. Gerai, ką mes čia darom? Aš gal tiesiog švęsiu labiau žaidimą savo bokštą, nes jis čia nelabai ką veikia. Apginsim dar kartelį savo rikį. Aišku, čia nori dabar 2 bokštus pastatyti ir kažkokiu būdu čia mane atakuoti. Gerai, čia nežinau, ką jisai nori šiuo ėjimu padaryti, bet mes tiesiog pajudinsim jo rikį. Arba jisai nuims mūsų arklį, arba jis turės bėgti. Vienintelis logiškas variantas, tik čia jisai gali pabėgti į D3. Tai žiūrėsime, ar jisai pasiduos mūsų provokacijai tokiai mažytai. Jisai paėmė arklį, aš pakankamai laimingas kertu atgal ir dabar mes esam užpuolę jo arklį. Žiūrėsim, ar jis tai pastebės. Ką jisai su arkliu gali keliauti čia. Atgal. Daugiau kaip ir gudrių kažkokių ėjimų. Tiesa. Čia vadas gali. Kuo puikiausia. Taip, gerai. Jisai tai pamatė. O dabar aš matau vieną tokį dalykėlį. Kadangi mano karalienė su rikiu yra labai gražiai čia tokį padarė duetą ir jie atakuoja šitą pėstininką, kad būtų automatiškai šachas ir matas, jeigu aš čia su karalienė sugebėčiau atsidurti. Man kažkaip reikia nepastebėtam pajudinti šitą savo peškutę, tarkim, jeigu jinai galėtų kažką užpulti. Arba taip ir padaro. Pažiūrėsim, ar jis užkips. Aš tiesiog painu ir duodu jam čia nemokamą pešką. Jisai suprato, kas vyksta iš karto. Gerai. Jisai suprato iš karto, kas vyksta, mes tada savo pėstininką apginam. Ką aš padariau? Aš žioplys. Visiškai žioplys. Aš jam padovanojau. Taip. Ir dabar aš net negaliu mušti, nes jeigu aš atgal paimčiau, jisai dar vieną mano nukirstų ir tada man būtų labai prasti reikalai. Gerai, iš tiesų labai negražiai čia viskas įvyko. Labai negražiai. Ir aš labai kvailai paėjau. Kaip aš galiu ištaisyti tą situaciją? Turbūt niekaip. Bet niekaip. Gerai. Reikia iš tiesų man labiau sukaupti. Nes per plepėjimą ir skubėjimą padarau labai klaidų, kurios brangiai kainuoja. Dabar jisai yra visų pilnų bokštų priekyje, kas man yra labai negerai.
Gerai. Jisai teisingai labai eina, jisai dabar 2 kartus yra užpuolęs. Aš turiu nuimti, nes kitaip jisai gaus nemokamą mano peškutę. Nes jeigu aš jo nekirsčiau čia, jisai tiesiog paimtų mano peškutę. tą aš darau, aš kertu. Gerai. Kas dabar man belieka? Man belieka eiti čia, nes nelabai aš ką galiu daugiau padaryti su galva. Žiūrim, kas išeis. Taip, jisai paėjo čia, aš bandau užpulti jo karalienę, jisai aišku gali man, negali duoti jisai man šachą, nes aš tiesiog nuimsiu jo karalienę. Jis kažką turės daryti, kažkur judėti. Gerai, aš gal paeisiu čia su karalium, kad jis tiesiog nesiinfiltruotų. Būtų man labai nepatogu, jeigu jisai čia dar tupėtų. Tai ką darau aš? Opapa. Gerai. Jis čia šiaip tai, ką jis nori, kad aš čia nuimčiau. Tai aš galiu padaryti tai. Aš galiu jį pulti dar kartą. Ir žiūrim, kas iš to išeis. O, jam jau ne per daug laiko iš tiesų. Tai aš dar turiu galimybę galbūt laimėti laiku. Jeigu viskas bus gerai, man atrodo, praeitą žaidimą taip laimėjau. Ar net ne laiku laimėjau, bet priešininkui irgi stigo laiko. Tai žiūrėsim, kas bus. O, jisai padarė visišką klaidą, nes jisai pasitraukė su karalienė čia ir liko šita vieta neapsaugota ir tai yra viskas. Nu va, iš tiesų liko viena pergalė, dar vienas žingsnelis link 1700, dabar va, mano reitingas EVA yra 908. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Labai kvailas klaidas darau, angliškai va blunderiai, taip vadinami. Yra šiurkšti klaida lietuviškai, nežinau, dar kitaip pavadinti, bet tikėkimės ateityje jau bus mažiau ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjot.